Sveiki, pristatome gyvenamąjį namą Beržupis. Pradžioje trumpai apie projekto sudėtį. Šio namo projektą, kurį mes atiduodame savo užsakovams, sudaro visos projekto dalys. Tai yra architektūrinė, konstrukcinė, vidaus vandentiekio ir nuotekų, vidaus šildymo ir vėdinimo, vidaus elektros projekto dalys. Jums nereikės papildomai sukti galvos dėl namo inžinerinių sistemų įrengimo sprendimų ar ieškoti, kas tai padarytų už jūs. Visa tai jau apgalvota ir išspręsta. Taip pat kartu su namo projektu pateikiama ir pilna namo sąmata, kurioje įvertinti namo statybos medžiagų kiekį ir kainą. Turėdami šią sąmatą jūs galėsite tiksliai planuoti savo biudžetą ir išlaidas. Pristatome gyvenamąjį namą Beržupis. Tai itin kompaktiškas 71 kvadratinio metro gyvenamasis namas. Rengdami šį projektą galvojame apie nedidelį 4 ar 6 arų sklypą su pakankamai ribotomis užstatymo galimybėmis. Tokie sklypai dažnai pasitaiko sodų bendrijų teritorijose. Todėl ir namelio projektas išėjo nedidelis, tačiau labai jaukus ir kompaktiškas. Manome, kad toks namas idealiai tiktų jaunai 2 ar 3 asmenų šeimai. Aptarkime namo projektą pradėdami nuo namo išorės. Namas yra vieno aukšto. Pastato aukštis iki namo karnizo yra 4,3 metrai. Fasado apdailai panaudojame medžio ir klinkerio plytelių apdailą. Tačiau šis namas galėtų puikiai atrodyti panaudojus ir tinko apdailą. Rengdami projektą mes numatome pirminį apdailos variantą, o vėliau pritaikome prie kiekvieno klientų individualių poreikių ir norų. Didžiausi pastato langai yra numatyti gyvenamosiose patalpose pietinėje namo pusėje. Taip namas galės pasisavinti kuo daugiau natūralios šilumos iš aplinkos. Taip pat pietinėje pastato dalyje numatyta lauko terasa. Į terasą galima patekti iš svetainės. Iš šiaurinės namo pusės numatyta atvira pastogė automobiliui. Tačiau esant poreikiui, vietoj atviros pastogės būtų galima suprojektuoti ir uždarą garažą. Namo ir pastogės stogai numatyti prasilenkiantis. Toks stogų sprendimas suteikia pastatui žaismingumo ir dinamiškumo. Pereikime prie pastato vidaus ir aptarkime namo planinius sprendinius. Gyvenamosios namo patalpos tokios kaip miegamasis, vaiko kambarys ir svetainė numatytos pastato pietinėje pusėje, tam kad į patalpas patektų kuo daugiau natūralios saulės šviesos ir šilumos. Patalpų plotus numatome pakankamai nedidelius, tačiau tikrai pakankamus komfortiškai gyventi. Virtuvė numatyta šiaurinėje namo pusėje. Taip pat paliktas langas, pro kurį galima matyti pagrindinį keliuką ir patekimą į namą. Taip jūsų svečiai neužklups jūsų netikėtai, kai sukiositės virtuvėje prie puodų. Namo katilinė taip pat numatyta šiaurinėje namo pusėje. Esant poreikiui, garažo pastogė galėtų būti dalinai panaudota kaip vieta nedideliam malkų kiekiui sandėliuoti, jeigu norėtumėte name įrengti, tarkim, kieto kuro katilą. Name numatytas vienas sanitarinis mazgas šalia miegamųjų patalpų. Svetainės zonai yra numatytas židinys. Šis nedidelis namas gali būti pakankamai efektyviai šildomas, panaudojant ir iš židinio gautą šilumą. Taip židinys suteiktų ne tik jaukumo, bet ir ortakių pagalba pašildytų ir kitas namo patalpas. Tikimės, kad šis pristatymas buvo pakankamai detalus ir padėjo jums susipažinti su namo projektu Beržupis. Toks kartotinis namo projektas mūsų įmonėje kainuoja 3100 litų, o kartu su statybos leidimu 5900 litų. Norėdami užsisakyti projektą, kreipkitės į mus www.tipinis.lt ir tikimės, kad galėsime jums padėti susikurti savo svajonių namus.